Prieš kurį laiką lankėmės Vaidotose, kuri gyventojai nepatenkinti ten esančią atliekų tvarkymo įmonę. Esą pastaroji kenkia ne tik gamtai, bet ir gyventojų sveikatai. Šiandien atvykome į Nemenčinę. Padėtis čia labai panaši. Tačiau paaiškėjo, kad pavojingų vietų Vilniaus rajone toli gražu ne viena. Nemenčinės gyventojas Albertas Liberman jau ne vienerius metus bando įtikinti, kad netoli jo gyvenamojo sklypo esančios atliekų tvarkymo įmonės turėtų būti uždarytos, tačiau kol kas ne viskas išspręsta jo naudai. Mums tapo prieinamų dokumentas, kuris buvo paleistas laisvai cirkuliuoti, visuomeniai susipažinti, ir tai buvo atrankos išvada, kurios pagrindų regioninis aplinkos apsaugos departamentas suteikė teisę vykdyti UAB RF Baltic, vykdyti pavojingų ir nepavojingų atliekų sandėliavimą, rūšiavimą, priėmimą ir taip toliau, reiškia veiklas susijusias su šiom atliekom. Mes šią atrankos išvadą apskundėme, reiškia, aplinkos apsaugos departamentui, pateikėme motyvuotus argumentus, kodėl mūsų manimų ta veikla neturėjo būti tęsiama ir tas leidimas neturėjo būti išduotas. Vienas iš argumentų, kad veikla turėjo būti vykdoma komercinės paskirties teritorijoje, o tai esą pažeidžia įstatymus, mat atliekos tvarkomos gali būti tik pramoniai skirtose teritorijose. Kita problema, kad atstumai iki gyvenamųjų namų gerokai mažesni nei reikalauja įstatymai.